Pamenu, vienoje parapijoje buvau pakviestas paaukoti šventas mišias ir perskaičiau, įeidamas į bažnyčią, perskaičiau tokį skelbimą. Kviečiame į šlovinimo vakarą, plus bus gydymas. Kviečiame į šlovinimo vakarą ir plus bus gydymas. Iškart pagalvoju taip, kad bus aukojamos šventos mišios, o paskui atvažiuos medikai, šventoriuje išstatys išdėlios palapinės, nežinau, ims kraują, dar kokius nors tyrimus darys. Tikrai nelabai įsivaizdavau kaip. Paskui vieno žmogaus klausiu, kam jūs tą naudojat žodį gydymas? Sako, kunigė, nepatikėsite. Kai rašėm, kad tik šlovinimo vakaras, pilna bažnyčia žmonių. O kai parašome plus gydymas, žmonės laukia stovi. Visi netelpa. Ir sako, kai kurie net ateina tik į gydymą. Ir šiandien galvoju, kad labai yra svarbu, kad mes savo gyvenime kartais galime turėti pagundą žiūrėti į Jėzų kaip tą, kuris gali būti mūsų gydytojas. Ir mes galime turėti daug priežasčių labai nuoširdžiai prašyti, kad Jėzus mane pagydytų. Galbūt kažkuris iš mūsų sergame sunkia nepagydoma liga ir turime tikrai teisę prašyti Dievo pagydymo. Gal mūsų artimieji serga. Bet taip dažnai mes galime turėti pagundą žvelgti į Jėzų truputėlį su tokia mintim, kad Jėzus gali būti naudingas. Neskubėkime. Tai, ką dabar susakysiu, truputėlį panešiokit širdelėje ir nebūtinai šiandien bandykite pritaikyti savo. Šiandien Evangelijoje pagal Matą 8 skyriuje Jėzus leidosi nuo kalno. Dažniausiai Jėzus ant kalno melsdavosi. Jį lydi didžiulė minia žmonių, kurie taip pat mato stebuklus, kurie vyksta tiem žmonėms, kurie sutinka Jėzų. Ir štai priešais Jėzų atsiranda žmogus, kuris siaubingai išgyvena. Puikiai žinome, ką reiškia raupsai, žinome, kokia tai baisi liga, bet tai yra daugiau, tai yra socialinės atskirties elementas. Žmogus turi nešioti po kaklų varpelį, neduok Dieve priartėti prie kokio nors sveiko žmogaus, nes tu gali jį užkrėsti. Tokie žmonės buvo išvaromi iš namų, iš šeimų, turėjo gyventi už miestų. Jisai puola Jėzui po kojomis. Ir nesako, kad tu mane privalai pagydyti, bet sako labai svarbius žodžius. Jei nori, viešpatie, jei nori, tu gali mane padaryti švarų. Jei nori. Broliai, sese, kai mes meldžiamės, ar dažnai kartojame Jėzui tokius žodžius? Jėzau, jei nori, tu matai mano gyvenimą, matai mano istoriją ir tu gali padaryti daug.
Ir kai mes nesakome, Jėzau, tu privalai. Jėzau, aš norėčiau, kad taip įvyktų. Todėl, mėlyjei, šiandien, kai ateiname šį šlovinimo vakarą, turėkime konkretų prašymą, dėkojimą. Turėkime savo gyvenimo raupsus, kuriuos norime šiandien, kad Jėzus paliestų. Gal tam reikės 30 metų. Gal tam reikės daugybės metų tikėjimo ir pasitikėjimo, kad Jėzus gali tai padaryti. Bet kad Jėzus gali tai padaryti tada, kada aš būsiu tam pasiruošęs. Broliai, seserys, niekada nesuprasiu to nuostabaus Dievo veikimo, kada artimieji, matydami sunkiai sergantį savo tėtį, mamą, brolį, sesę, vyrą, žmoną, ir matydami, kad tas žmogus sunkiai nepagydomai serga, bet jokiais būdais neina į bažnyčią, nenori eiti iš pažinties, pradeda kaip nors bandyti suorganizuoti, kad kunigas aplankytų su šventais sakramentais. Ir tai yra natūralus noras, kad mano mylimas ir brangus žmogus neiškeliautų į amžinybę arba nepralaimėtų gyvenimo kovos ir kad amžinai galėtų gyventi viešpatyje. Ir tas žmogus nebepriima kunigo, nebepriima šventos komunijos. Ir paskui pabaigoje, prieš pat mirtį, kažkokiu tai stebuklingu būdu tas žmogus paima ir pasako: pakvieskit kunigą, noriu išpažinties. Ir atrodo, kad tas žmogus, kuris žmonių akise jau buvo pralaimėjęs gyvenimo kovą tarp tikėjimo ir netikėjimo, tarp Dievo ir piktojo, paskutinę akimirką puola Jėzui po kojomis ir prašo, kad Jėzus jį paliestų. Paliestų savo gailestingumu, savo meilę. Broliai ir seserys, ateiname į šią šventovę tam, kad galėtume sutikti Kristų. Ką šiandien jam norime pasakyti? Dabar pažvelkite į gailestingo Jėzaus paveikslą ir patyliukais širdyje pasakykite jam ką nors. Tik negarsiai. Nesakykite, kad jį mylite, jis žino tą. Nesakykite, kad Jėzau pasitikiu tavim, jis žino tai. Žinot, ką Jėzų šiandien pasakykite? Ko dar nesat pasakę? Šiandien nukeliaukite į savo širdies kampelį ir, žinot, atraskit tai, kas jūs neramina, tai, ko bijote, tai, kur esate silpni, tai, kur dažniausiai padarote nuodėmę. Sakykite tą. Sakykite tai, kas skauda. Sakykite tai, kas sukelia ašaras. Sakykite tai, kas yra jūsų gyvenimo tamsioji naktis. Kas yra jūsų dvasinės buveinės. Ir nebijokite labai nuoširdžiai parodyti, kad jums tai skauda. Nebijokite prisipažinti, kad per mažai jo pasitikite. Nebijokite, nes jis viską žino. Jis ateina į kiekvieno iš mūsų gyvenimą
Ir nesvarbu, ar esame čia dabar šventovėje, ar esame kažkur kitur, Jėzus yra šalia visada. Bet taip dažnai mes iš baimės, dėl to, kad piktoji dvasia nenori, kad mes širdyje tai atiduotume Jėzui, labai dažnai užrakiname tos dalykus. Dažnai savo gyvenimo žaizdas, kurios kraujuoja, kurios skauda, kurios yra sunkiai nepakeliamos, ne tik, kad ne Jėzui, mes patys savo kartais bijome įvardinti, kad tie dalykai mane labai labai kankina. Ir mes tą nešiojame. Mes netgi galime ateiti iš pažinties ir iki galo to nepasakyti. Šiandien šis žmogus palieka Jėzui laisvę, jeigu nori, jei nori. Mes labai dažnai ateiname su labai konkrečiais prašymais. Jėzau, pagydyk. Jėzau, duok ramybę į mano širdį. Jėzau, padėk. Bet padėk taip, kaip aš noriu. Jėzau, padėk ir vesk mane tuo keliu, kurio aš noriu. Ir žvelgdami į Šventos Faustinos gyvenimą mes matome, kad Jėzus labai dažnai veda tikrai ne taip, kaip žmogus galėtų įsivaizduoti. Jis veda mus per dar sunkesnius išbandymus. Tik tam, kad mes sustiprėtume. Tik tam, kad mes dar labiau juo pasitikėtume. Kodėl taip sunku pasitikėti? Kodėl taip nelengva pulti į Dievo meilės glėbį? Nes dažnai esame gundomi. Esame gundomi piktosios dvasios, kad yra lengvesnių kelių. Kad gali kokiu nors būdu palengvinti savo gyvenimą ir nebūtinai prašyti Dievo pagalbos. Mes labai dažnai darome nuodėmę, žinodami, kad tai yra blogis. Ir tą darome. Todėl labai yra svarbu, kad žvelgdami į gailestingo Jėzaus atvaizdą nebandytume kažkaip pagražinti, bet bandytume labai nuoširdžiai šauktis pagalbos. Tam raupsuotam žmogui reikėjo prieš Jėzų parpuolę ant žemės. Tai yra daug. Kuris iš mūsų darome tai dažnai? Žmogus parpuolė ant žemės, nežinodamas, kokia bus Jėzaus reakcija. Nežinojo, ar Jėzus jį pagydys. Ta minia, kuri lydėjo, jinai galėjo būti rimta kliūtis prisiartinti prie Jėzaus. Bet žmogus atrado savyje stiprybės, drąsos, bet kokią kainą priartėti prie Jėzaus. Šiandien Jėzus neprašo iš mūsų kažko ypatingo. Jėzus nori, kad mes besąlygiškai atiduotume viską, kas yra mūsų raupsai.
kas yra mūsų negalia, kas mus įkalina mūsų pačių baimėje. Broliai, sesė, kiekvienas iš mūsų mes turime savo asmeninį turtą — baimę. Kodėl? Per mažai pasitikime juo. Per mažai galime parpulti prieš jį. Nes labai dažnai galvojame, o ką kiti pagalvos. Labai dažnai esame įkalinti savo tam tikram nerime, savo baimėje, savo kažkokiuose gyvenimo labirintuose, galvodami apie aplinkinių reakciją, aplinkinių nuomonę. O Jėzus mus laukia. Jėzus meldžiasi ir laukia kiekvieno iš mūsų, kuris nori, kad Jėzus jį padarytų švarų. Ką padaro Jėzus į to raupsuoto žmogaus prašymą? Jėzus ne tik pasakė, kad aš tave pagydysiu, bet Jėzus ištiesė ranką ir palietė jį ir tarė: noriu, būk švarus. Brolis, sesė, neužilgo kiekvienas iš mūsų, ne perkeltine prasme, bet tiesiogiai, priimdami komuniją, turėsime progą priimti Jėzų. Prašykime, kad Jis mus paliestų. Prašykime, kad šventoji komunija, kurią priimsime, mus pagydytų. Mes ne tik turime malonę, kad Jėzus palies mūsų širdį. Turime malonę priimti jį į mūsų širdis, į mūsų gyvenimą. Jėzus šiandien nori, broliai, sesė, kiekvienam iš mūsų ištarti: noriu, būk švarus. Ir jeigu kažkas mums skauda, nebūtinai fizinė prasme, turime puikią progą pulti Jėzui po kojomis. Ne regimų būdų, bet tą širdies nuolankumo būdų. Sušadinkime tokį troškimą ir tokį norą, lyg tai būtų mums paskutinės mišios, lyg būtų paskutinė galimybė pamatyti Jėzų. Tai nereiškia, kad numirsime, tai nereiškia, kad jau rytoj neateisime mišias. Ne. Bet mes labai dažnai galvojame, kad rytoj aš būsiu labiau pasiruošęs. Rytoj aš būsiu labiau susikaupęs. Rytoj aš galėsiu dar labiau jam pasakyti viską. Broliai, sesė, šiandien nepalik rytojų. Nepalik kažko, ką išsineši neatidavęs Jėzui. Nes rytoj bus dar sunkiau. Rytoj dar labiau skaudės. Rytoj dar labiau raupsai tave kankins. Broliai, sesė, tegul ši šventų mišių auka būna permaldavimo ženklas kiekvienam iš mūsų. Jėzus mirdamas ant kryžiaus atpirko. Sumokėjo kainą už kiekvieną iš mūsų, tam, kad būtume laisvi, tam, kad būtume švarūs. Noriu, būk švarus. Ir to jau raupsai išnyko. Viešpatie Jėzau, meldžiuosi šiandien už visus mus, kurie dabar esame šioje šventovėje, arba tie žmonės, kurie interneto pagalba taip pat jungiasi su mumis kartu. Tu žinai kiekvieno iš mūsų istoriją.
Žinai kiekvieno iš mūsų gyvenimo akimirkas, kada ypatingai prašome tavo pagalbos ir prašome, maldaujame tavo pagydymo. Išgydyk mūsų puikybę, išgydyk mūsų norą ir galvojimą, kad be tavęs mes viską galime arba taip dažnai galime tiek daug ir be tavęs. Jėzau, įliek į mūsų širdis to nuoširdaus nuolankumo, kad atvertume savo gyvenimo raupsus tau, kad ši šventų mišių auka mus perkeistų. Kiekviena mišių auka yra gyvas susitikimas su tavimi. Tu tuoj pat ateisi ant švento altoriaus į kiekvieno iš mūsų gyvenimą. Jėzau, ateik. Amen.